Ką Saulius veikia Tenerifėje, kopsime į šį kalną. Jau. Ką pradėjome kopti, lipti, nežinau. Aš kai gyvendavau Kalifornijai, aš bėgdavau haikus, čia buvo tokia mano atrakcija. Man tie visi gyvūnai iš kitų klimatų. Čia jau nepatinka, pavyzdžiui, Australijai gyvatės. Tai čia aš tikiuosi, čia nieko nėra. To, ko man čia bijoti reikėjo. Bet turiu istoriją. Buvau gyvenu Kalifornijai, haikinu ir kažkaip paskaičiau, kad 2 valandas užlipti viršų. Tai kokį 4 pradėjau lipti, ant 6 nusileidžia saulė. Užlipau tiesiant saulėlydžio, o paskui nulipti reikia. Man nulipti tamsu, apšvietimo žinoma nėra. Lipu ir matau ženklą. Ženklas rodo atsargiai, kai būna tamsu, čia būna kalnų liūtai. Nu, iš karto toks liūtai, ką? Zoologijos liūtai? Žinoma, ne. Pasigūglinau, kaip pavojinga, nefainai. Varau atgal. Ja, čia 0 žmonių. Tamsu, per mišką, kur visur krepžda šonuose, tenai krūmas ir taip toliau. Einu ir išlendu. Tuo momentu pagalvojau, kad kažkoks liūtukas, bet tada supratau, kad kajauti. Tai kaip dėjau kudašių, žinokit. Tai gausi taip, kad pabėgau iki artimiausios gatvelės ir išsikviečiau Uberį, išvažiavau namo. Kažkur jau ir užlipom, bet man klausimas, ar man nereikės vatinais valyti. Lemai įdomu, yra ten kažkur praėjimas. Sai čia aš greitai. Formos, tai gal dar nepraradęs. Ajajajaj. Žiūrėkit, kaktusai. Būtų 5 metų palieščiau. Visko yra klasika, čia pas mane per juostelės. Čia yra tokios lipnios juostelės, labai gerai veikia, leidžia geriau kvėpuoti. Bet jeigu jūs susidomėjot, galite lėkti į Strips.lt ir su mano koduku Saulius10 gauti nuolaidą. Nu, man atrodo, aš pasiekiau savo finišą. Va yra mano prizas, valgysiu ir lipsiu nuobodžiai atgal kitos dalies.